Darbas su iliustracijomis. Taigi tęsime savo pradėtą darbą su paveiksliukais. Taip pat galima pasirinkus insert meniu įdėti į lapą ar tai rodyklę kokią nors, ar tai kokią nors figūrą arba šiaip kokį nors simbolį ar kažką panašaus. Galima, aišku, pritaikyti stilių visokį, parinkti efektus, atrodytų nors tikroviškiau, įdomiau, gražiau. Galima, aišku, dešinį paspaudus pelės meniu, mygtuką tiksliau paspaust add text, įdėti kokį nors tekstą. Aišku, tą tekstą galima kaip nors ten redaguoti, keisti, taip toliau galima padaryti, kad kitaip kitoj pozicijoje būtų. Taip pat čia galima irgi redaguoti viską, pasirinkti kitą efektą, kokį nors, irgi šešėlių sudėlioti, keisti visokias spalvas, pozicijas. Taip pat ir šitų visų galima tą patį dalyką padaryti. Galima, aišku, objektus grupuoti, tarkim, ištrynus vieną, išsitrina ir kiti. Tai tarkim, paspaudžiame vieno, įspaudžiame Ctrl klavišą ir pažymime kitą objektą. Turi atsirasti toksai pliusiuko ženklas prie pelės. Tada pasižymė objektas. Ir tada ant bet kurio objekto spaudžiame. Tiksliau net nespaudžiame, o galime nueiti prie insert, nors ne. Tada spaudžiame ant dešinį ant objekto. Ir tada grouping meniu. Tai sugrupavimas. Sugrupuoja objektus ir tarkim, spaudžiant, kad ištrintų šitą, išsitrina visi. Taip veikia grupavimas.